Mūsų rubrika Kinofilai. Ką, Bernai, pasišnekam apie filmus, ar ne? Kas įvyko? Beje, dar su mumis Justas yra irgi... Jeigu jam imtų mikrofoną, dar geriau būtų. Jis dar nekalbėjo. Jis sakė, Sveiki. Vakar Justas ir Laurinas buvo pirmam team building'e. Mes išėjom į filmą, kurį po filmo sakėm su Justu, kad tai bus mūsų darbas ir pažiūrėsim, kiek mes turim įtako šitam visam reikale, ištraukti filmą į žiūrimumo topus, nes bent jau už salės, kai mes buvom nuėję Forum Cinemas Vilniuje Vingyje, buvo apytuštė. Justas tą pat ir sakė, kad kažkaip per mažai dėmesio gauna šitas filmas. Mes buvom filme Mokinys, kas jau girdėtų anonsą. The Apprentice, jo. Jis turėjo tokį pat realybės šou, ne? To pačiu pavadinimu. Gali būti, jis daug turėjo, žinai, aš moku pinigus, aš turiu, kaip sakoma. Nu taip. Papasakokit plačiau, apie ką šis filmas, nes biografinė juosta pasaka apie 8-9 įvykius pradėjusius pamatus tokiam Donaldui Trumpui. Ar tai yra būtent viskas apie Donaldą Trumpą? Ir tai yra nuo pradžių iki 2000-ųjų pradžios dar nėra, iki pavyzdžiui... 90-ųjų Nu jo. Nėra Melanijos Trump dar, yra jo žmona Ivana kažkokia. Ivanka dukra yra. Taip. Ivana, jo. Tai kaip jie susitiko, kaip jis pradėjo savo verslą, kaip pastatė Trump Towerį New York'e. Apie visą tai ir sukasi istorija, kaip jis tapo oranžinė kempinė. Ir realiai apie mentorių pagrindinį toksai buvo Rojus, aš nepamenu pavardės, bet tai buvo advokatas. Rojus Čon. Jo, jisai buvo vienas nuo žymiausių advokatų apskritai New York'e ir jisai išteisino tokius, pasižiūrėjau iš to trailerio, kur to sučiau šiandien, jisai išteisino Gotį, kuris buvo vienas nuo žymiausių gangsterių New York'e apie 80-aisiais, 90-aisiais. Tai jisai buvo tikrai žiauriai didelis ikona ir žmogus. Ir įdomiausia tai, kad jis turėjo labai fainą šūkį. 3 taisyklės. 3 taisyklės, jo. Tai pirma taisyklė pulk. Attack. Tada, nežinau kaip taisyklingai išversti į lietuvių kalbą, bet deny everything, admit nothing. Viską neik ir nepripažink nieko. Ir tada trečia, kad visą laiką nesvarbu pralaimės ar neišėjai kaip laimėtas. Čia yra, atrodo, kad viskas apie Trumpą yra, nes jo visą laiką tokios taisyklės ir yra, ir jos ir buvo realiai realybėj. Buvo įspūdinga, man pranoko lūkesčius filmas, tikrai mes Justu rašėm pažymį, aš tai rašiau 8,5, net link 9, sakyčiau. Kanų kino festivalėje rodytas filmas. O šiaip žmonės rašo jam 7,2 IMDb platformoje. Taip, bet jis dar naujas. Nes išėjo prieš savaitę Amerikoje, tik ir iš tikrųjų gaila, kad nepavyks gal tiek daug pamatyti, nes dabar išeina 4 iš tikrųjų premjeros didžiulės šiandien kino teatre. Šitas filmas, ko man reikia pažiūrėti, kad pirmas dalykas, kam patinka 70-ieji New Yorkas, čia mano visiškai nostalgija ir meilė yra. Antras dalykas, šiandien važiuodamas galvojau, kad realiai šitas filmas yra tikrasis Jokeris, kurį mes turėjome matyti. Šiaip jo. Nes Trumpas yra realiai Jokeris, kuris turėjo žmogiškumo ir kur jis dabar nuėjo, jis tiesiog praranda jį realiai. Jis tampa, kur ten gale tokio yra momentai, kur visiškai nebežmogiškas. Jis yra tiesiog visiškas egoistas, narcizas ir tiesiog jis me. Grinai kas dabar yra. Viskas apie jį. Jo, bet labai gražus buvo tas perimas į to, kad jis dar turėjo to žmogiškumą, kur jis sako, labai juokinga buvo, kur aš nesusižiūrėjom netgi su Laurinu, kur jisai pirmą kartą kažkas vyksta veiksmas ir sako Donaldas, bet čia sako nelegalu. Ir jis toksai, ir kitas, žinai, kur dabar viskas yra, ką jis daro nelegalu. Ten papasako, kaip gimė jo šūkis Make America Great Again, nors iš tiesų ne jo šūkis, o pavogtas šūkis. Bernai, jums komentaras įkrito iš mūsų klausytojų, sako, reikia negerbti savęs, kad žiūrėti tokius filmus kaip Apprentice. Kodėl? Vat aš ir galvoju, o ką jūs atsakysit tokiam klausytojui, kuris pasakė... Čia tik yra įdomiau sužinoti apie žmogų. Čia tas pas, kodėl mes žiūrim serijinius žudikus dokumentinius. Apie nacius kiek filmų yra. Ar mes juos palaikom žiūrėdami? Nemanau. Mes juk domimės istoriją. Tai yra istorijos dalis. Donaldas Trumpas yra vienas iš žinomiausių Amerikos verslininkų, gyvų dar vaikštančių. Plus tame filme nekartą kartoja jam jo aplinka. Gal tu pabandyk kada politiką ir jis sako, ne, tikrai ne. Durnelė eina politika. Jo, tik durnelė eina politika. Matom, ką mes turim. Bet iš tikrųjų, manau, kad tas filmas, ką parodo, šiaip, Donaldas iš tikrųjų, ką padarė, jisai grąžino vėl tą tokią kaip ir šlovę ganėtinį New Yorką, nes jis pastatė savo tos viešbučius didžiuosius. Nes ten New Yorkas buvo labai didelio šiknoj iš recesijos ir panašiai 70-aisiais ir jis pastatė savo ten Trump Tower ir vėl grąžino tą tokią, kur New Yorkas, tai reiškia didybę. Tai jisai tą labai bandė padaryti ir pavyko, man atrodo. Gerai. O Bernai, mes, taupant vėlgi eterio laiką, daug šnekėjom apie šį filmą. Ar turime dar kitų kažkokių rekomendacijų, ką galėtų mūsų klausytojai pasižiūrėti? Aš nuo savęs turiu vieną, jeigu mėgstat, matėt, Bernai, šitągi... Baby Reindeer. Ne, Sweet Bob yra filmas Netflix'e, My Catfish Nightmare. Aš kalbu apie
Tinder Swindler. Tinder Swindler. Tai žodžiu, yra indiška versija padaryta Sweet Bobby, tiksliau, ten afrikiečių emigrantų palikuonys gyvenantis Londone. Ir yra jų istorija apie catfishinimą irgi apsimetinėjimą socialiniuose tinkluose. Dabar žiūriu, tas Sweet Bobby, My Catfish Nightmare yra Netflixo top 10 filmų Lietuvoje pirmoje vietoje. Tai rekomenduoju, pasižiūrėjau 1,5 valandos filmas su labai įdomia atomazga, jeigu norit sekmanį tokio softo visiškai pasižiūrėti. Kaip vadinasi dar kartelį? Sweet Bobby, mielasis Bobis. My Catfish Nightmare. Taip, tai va čia mano rekomendacija. 6,2. Rokas tikrina visą. Man įdomu vis tiek pasižiūrėti, kokia vieša nuomonė yra apie filmus. Tai, bet top 10 movies in Lithuania today šiandieną jis yra pirmoje vietoje Netflix'e. Tai vat, rekomenduoju pažiūrėti, kas mėgot Tinder Swindler. Nes ir lietuviai turi panašią istoriją įvykusią realybėje. Keletą gal netgi iš tikrųjų turbūt būtų. Pas manęs būtų 2 rekomendacijos. Tai pirma būtų, žiūrėjau tokį irgi, yra N didžiojo platformoje toksai dokumentinis serialas apie mėgstat bernai tą visą WWE. Ne. Ai, kažkada vaikystėje buvo. Čia šitos imtynės, kur yra taip ir panašiai. Tai dabar šie dokumentinis apie jų tą įkūrėją Mr. McMahon. 6 serijos. Iš tikrųjų labai įdomu, kaip jis tą imperiją padarė. Iš tikrųjų, nusik verslininkas tai yra wow, bet jis labai daug skandalų turėjo ir panašiai yra šeima, kaip jis įvėlus ten. Ten realiai jis beveik visą savo gyvenimą yra padaręs grinai ringę ir viskas yra suvaidinta, bet šiaip labai įdomu. Tai labai rekomenduočiau pažiūrėti, kam patinka tikros istorijos ir tokios, ir sėkmės ir vos ne kaip ir griuvimo imperijos, galima taip pasakyti. Tai tikrai manau, kad smagus. O kitą parekomenduočiau serialas irgi. Išėjo Sopranos, kas myli, The Wise Guys. Yra vienas kaip dokumentinis, toksai 2 serijų filmas, kuris pasakoja, kaip buvo kuriami Sopranai ir kokią didžiulę įtaką jis turėjo. Tai iš tikrųjų, wow, kai šie Sopranai buvo filmuojamas pirmas pilot, nieks nežinojo, kaip bus, nes pagrindinis kūrėjas, jis tiesiog galvojo, jis tiesiog norėjo kurti filmus, o ne serialus, bet jis pabandė. Nufilmavo pirmą seriją ir HBO sutiko, o HBO nebuvo tada dar labai žinomi, jiems buvo tik sėkmingi 2 projektai, Sex and the City ir dar kažkas. Ir Ozas. Ir tada jie pabandė šitą, išėjo pirmas sezonas, jis buvo fenomenas. Dabar visam pasauliu visi tam buvo tiesiog crazy. Tai dabar įsivaizduokit, antras sezonas turi castingas vyksta. Turi dabar naujas rolės tam tikras įdėti, ne, į serialą. Tai žmonės ten pasakė, vienoje mokykloje, kad, pavyzdžiui, bus tas castingas daromas. Tai tarkim, įsivaizduokim, kad čia šiaurės miestelis yra, ne? Įsivaizduokim, kad dabar būtų 100 000 žmonių čia gatvėse, laukdami į 4 rolės, tiesiog norėdami castinti. 100 000 žmonių. Taip, ten buvo visas miestelis tiesiog pilnas žmonių. Ta prasme, ten policija stabdė, nebegalėjo nieko daryti. Ir tas iš tikrųjų labai įdomu, kokį žiaurį didžiulį padarė įtaką tas Jason Gandolfini, kad jisai pasakė, patiems produceriams didžiausiams HBO, sako, parodė vidurinį pirštą ir sako, atleiskit man, nes jisai labai vėluodavo į darbas, neteidavo, jis būdavo tiesiog, nes jam ta visa šlovė jam būdavo keista, nes jisai labai būdavo pats iš savęs savim. Ir jisai, kad būtų piktas, jisai nešiojo akmenis batus. Kad skaudėtų jam? Kad skaudėtų, jam būtų piktas. Čia buvo metodinis aktorius. Wow. Tai dar kartą, koksai tas pavadinimas dabar, apie kurį mes kalbėjome? Tikslus būtų Wise Guy, David Chase and the Sopranos. Tada visus rezimuoja mūsų 4 rekomendacijos šiandien buvo kinofilų. Tai pasirodęs mokinys The Apprentice Donald Trump. Apie Donaldą Trumpą. Mano rekomendacija Sweet Bobby, My Catfish Nightmare Netflix'e ir Justo 2 rekomendacijos, kaip jis ir sakė. Ir aš dar greitai tada, jeigu galiu dar pasakyti žiūrovams, tai pirmas, tiesiog naujieną noriu pasidalinti, kad Christopheras Nolanas savo naują filmą, kaip ir girdėjot, jau paskelbė datą, kada bus išleistas, tai 2026 metais Liepos mėnesį, bet jisai dabar castino dar Mattą Damoną ir Tomą Hollandą. Ir gandai yra, kurie kol kas pasitvirtina, kad tai bus 1900 metais visas siužetas vyks ir bus apie vampyrų siaubo filmus. Jo, mačiau šitus gandus, irgi labai įdomu, kaip Tomas Hollandas įsipaišys į vampyrų visą tematiką. Nes, visi įsivaizduoja kaip žmogų vorą. Taip, bet jūs įsivaizduojat, Nolanas ir siaubo filmas. Ir vampyrai, tai išsproks smegenis nuo garso takelio.
Labai įdomu. Labai bus Įdomus įdomu. metai filmų pasauliui laukia. 26 metai. 26 metai. Mes šią savaitę su Roku, kaip ir kalbėjom, kad Holandas pripažino, kad ateinančią vasarą pradės 4 Spider-Man'o filmavimą pas Jimmy Fallon. Žodžiu, daug reikalų. Žiūrėkit, komentuokit YouTube mūsų po video, parašyt, ką žiūrit jūs ir kokios nuomonės. Ir dar visai netrukus, po 20 dienų, tai yra lapkričio 15 dieną, mūsų laukia Gladiatoriaus antro premjera. Taip. Labai įdomu. Laukiu, bet bijau. Einam visi 3 pažiūrėti. Davai. Aš sakyčiau, kad galima buvo gal tiesiog palikti tą senąjį Gladiatorių ir jo neliesti. Yeah. Taip, mes tik rodėm dabar pirmadienį, tai buvo visi žmonės. Vienas komentaras buvo, kad geriausias filmas, ką Forum Cinemas parodė per 20 metų. Gladiatorius, tas oldschoolinis. Aš tai vis dar laukiu dingti per 60 sekundžių. Ačiū. Gerai, tai žiūrim kiną, einam į Venomą ir einam tada į visus kitus filmus. Iki.